2015 m. lapkričio ir 2016 m. kovo mėnesiais vyko projekto Pažangios Norvegijos karalystės patirties socialinės rūpybos ir sveikatos apsaugos srityse perdavimas siekiant Lietuvos visuomenės gerovės. Partnerių delegacijų pažintiniai vizitai Norvegijos Steinkjer ir Bergen savivaldybėse. Vizitų tikslas – perimti gerosios patirties pavyzdžius iš Norvegijos socialinės paramos institucijų ir stiprinti bendradarbiavimą su socialinės paslaugas teikiančiomis institucijomis. Lankantis Bergeno ir Steinkjer savivaldybėse, vizito dalyviai pirmiausia susitiko su savivaldybių aukščiausiais vadovais, kurie trumpai pristatė savivaldybių struktūrą, padalinių funkcijas, biudžetą, savivaldybių siūlomas socialinės paslaugas. Taip pat atsakė į lietuviams rūpimus klausimus. Susitikimo metu su Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstove buvo diskutuojama apie Norvegijos ir Lietuvos vaiko teisių apsaugos sistemų panašumus ir skirtumus, bei apie pradėtą aktyvesnį tarptautinį bendradarbiavimą. Lietuvos savivaldybių atstovai apsilankė ir savivaldybių socialiniuose departamentuose, kur susipažino su teikiamomis socialinėmis paslaugomis ir teikiamomis pašalpomis. Vizitas darbo biržoje NAF Bergenhus. Dalyviams pristatytos teikiamos paslaugos ir apžvelgiama infrastruktūra. Vizito metu dalyviai lankėsi integracijos centre Introdukcion Centeret. Šiame centre buvo supažindinti su pabėgėlių ir emigrantų integracijos sistema, kurios tikslas užtikrinti, jog po 5 metų asmenys galėtų savarankiškai funkcionuoti bendruomenėje. Savivaldybių atstovai taip pat aplankė nuo narkotikų priklausomų asmenų laikiną būstą. Apsilankymo metu buvo pateikta informacija apie pagalbos programą nuo narkotikų priklausomiems asmenims. Bergene įvyko ir susitikimas su lietuvių bendruomenės Norvegijoje atstovais. Susitikimo metu neoficialioje aplinkoje buvo artimiau susipažinta su Norvegijos socialinė sistema ir atvykusiųjų į šią šalį gyvenimo sąlygomis. Pažintinių vizitų metu Lietuvos atstovams buvo įdomu klausytis, kokiu principu yra dirbama, kokios paslaugos yra teikiamos, daug dėmesio buvo skiriama asmeniniam tobulėjimui. Įspūdį paliko aplankytų institucijų pabrėžiamas asmenų lygybės principas. Taip pat valstybės neatsainus požiūris į žmogų, kuriam reikia pagalbos, tam panaudojant ne pavienės priemonės, o pilnus paslaugų paketus. Kad ši kelionė mums visiems suteikia puikią galimybę įgyti ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių žinių. Tikrai raginame visus atvykti į Norvegiją ir dalyvauti, rašyti projektus ir pagal gautą finansavimą išvykti į užsienį.